Sveiki visi susirinkę prie televizorių ekranų. Džiugu jūs visus matyti. Žmogus taip surėdytas, kad artimas savo įvertina ir gerų žodžių ima minėti tik šiam iškeliavus anapilin. Vakar mus sukrėtė siaubinga žinia. Iš gyvenimo pasitraukė kolega Aurimas. Jo gyvenimas nebuvo lengvas. Meilė, netektys, skyrybos. Kaip jis bandė išpainioti šį Gordijaus mazgą? Gal mes galėjome jam padėti? Man sunku netgi kažką pasakyti apskritai, todėl kad ne per seniausiai aš su juo mačiausi. Ne per seniausiai mes su Aurimu apskritai geruose santykiuose daug metų esame pažįstami, pradėję savo darbą LNK televizijoje prieš 10 su virš metų. Netgi pas mus buvo tokie planai, prieš kelias dienas skambinomės telefonu ir buvom aptarę galimybę rytais laidą vesti per radio stotį, kurioje jisai dirba. Kadangi šiandien mes turim pirmadienį, tai Dautartas turėjo dirbti nuo 10 valandos ryto. Skambutis pasiekė mane iš sekmadienio į pirmadienį 1:30 nakties su informacija. Aurimas Dautartas sekmadienio naktį rastas savo namuose, Kilpoje. Elgesys jo buvo paskutiniu metu šiek tiek keistokas. Bet tikrai negalėjai pagalvoti, kad ten kažkas. Man labai keista apskritai, jis jaunas, gražus žmogus, kuriam nėra problemų. Radio ir televizijos laidų vedėjas šį rudenį vedė antrą kartą. Prieš kelis mėnesius įvyko jo vestuvės, buvom susitikę ir su jo žmona naujaja. Netgi kalbėjom apie tai, kaip legendui reikėtų padaryti balių, kad atšvęsti tas vestuvės, pakviesti draugus ir taip toliau. Aurimas draugams ir kolegoms atrodė tarsi pakilęs naujam gyvenimui. Visi tikėjo, kad jam pagaliau pavyko pamiršti nelaimingą meilę su pirmąja žmona Elada. Iš jo ankstesnio gyvenimo jis labai pergyveno skyrybas su Elada, žiauriai pergyveno ir labai mylėjo savo tikrąją dukrą. Bet tikrai galiu pasakyti, kad jis labai ir mylėjo ir savo podukrą, ta prasme, antrosios žmonos dukrą. Taip jam nesiseka su moterim, apskritai, iš esmės, jeigu taip galima pasakyti. Labai keista, nes jis yra populiarus žmogus, buvo. Aš dar negaliu to patikėti. Bet kažkas yra ne taip. Draugai matė, kaip Aurimas stengiasi dėl savo naujos šeimos. Dabartinė sutuoktinės Viktorijos dukra iš pirmos santuokos buvo jam sava ir mylima. Moteris dėl savo vaiko kovojo lygiai taip pat kaip ir Aurimas dėl savo dukrytės. Tai juos ir suvienijo. Jis tikrai labai daug stengiasi, mes per radiją tą pajautėm. Mes stengiamės, kiek galime padėti ir lovytės, ir vežimėlį, ir drabužėlį, ir visą kitą. Jisai atidavinėjo visą save dėl tų žmonių artimų, kurie jį supo. 35 metų vyras buvo kupinas planų. Jis labai laukė artėjančio Europos krepšinio čempionato. Buvo ten kiti projektai, ten susijęs su Europos krepšinio čempionatu, kaip jo vedėjo, tarkime, Panevėžio sporto arenoje. Tie planai buvo įgyvendinti. Mes ruošiame praeitą penktadienį, paskutinį penktadienį. Mes dar sėdėjome ir kartu diskutavome apie naują radio projektą. Gediminas Juodeika gerai žinojo Aurimo planus. Draugai juos nekartą aptarė iki smulkmenų. Visai neseniai pardavė mašiną, dar aptarinėjom, kokį modelį jam pirkti. Aš esu kaip pasakyti, nežinau. Nežinau, jeigu ne darbas, jeigu ne studija, tai aš ir pats turbūt apsiverkčiau. Čia stantis, čia kolonėlė, čia... Aurimo darbo vietoje radio stotyje Kauno Fonas niekas nesėdi. Padėtos ir nejudinamos ausinės. Dega žvakė. Kolegos sutrikę. Pažįstu šį 15 metų. Esam kartu dirbę ir tikrai nemažai. Paskutiniu metu faktiškai diena iš dienos, darbo dienomis mes susitikdavom po 5 kartus per savaitę. Tai
Galiu pasakyti iš tikrųjų, kad paskutinės 2 savaitės, aš kažkodėl labai gerai prisimenu, paskutinės 2 savaitės tai pavasaris jo širdyje. Pirminiais duomenimis Aurimo mirties priežastis savižudybė, tačiau jo bičiuliai tuo netiki. Jie mano, kad už šios mirties slypi kažkas daugiau. Net nedrįščiau pasakyti ten kažkokių tai versijų. Čia reikėtų vis tik tai, kad praeitų tam tikras laikas, kada būtų išsiaiškintos visos tos detalės, nes net nematau, kaip pakomentuoti, kas galėjo jį pastumėti tam. Aurimas Dautartas išėjo. Paliko daugybę neatsakytų klausimų. Mums visiems. Daugumą jį pažinojome, bet pasirodo nepažinome. Todėl dabar banaliai skambėtų bet kokie žodžiai apie gyvenimo prasmę. Nieko neverti ir pagraudenimai. Turime suprasti, kaip svarbu dėmesį ir pagalbą laiku suteikti žmogui, kai jis yra dar gyvas, šalia mūsų.